Dangiras Grigalevičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Šiek tiek solidumo. Jūs panašus į Ovidijų. Turbūt, nežinau. Ir balsą turi tokį panašų kaip jis. Nu, stengiuosi. O dėl ko taip stengiatės? Nu, kad būtų panašus, kadangi jeigu sakot, aš panašus, tai ir balsas. Tai... O kodėl čia atėjot? Nu, tiesiog išbandyti save. Išbandyti save ir, aišku, nugalėti. A, tai čia aišku. Taip. O kur dar save bandot šiaip gyvenime? Truputėlį padainuoju, vestuvėse, baliuose. Taip. Ir viskas? Taip. Mes jau išsiaiškinom, kad tai bus Ovidijus Vyšniauskas ir jūs sakot, kad jūs esat vieno kraujo, tai pirmin mes jūsų laukiam. Šešėlius lenka vienuma, nerimo balsas kalbina mane. Aš viską suprantu, bet maža to, kas man tave pakeis. Ir išdaigas visas su šypsena gerumo atleis. Tavo paveikslas slepia užverti langai, išsiskyrimo burtas krito nelauktai. Kelionė išgyventi, susimaišiau, bet negali išeit. Susimaišiau žodžius. Pavėluosi išeit ir suspraus netikrumo delnai. Išdalinau savo liūdesį, džiaugsmą ir nerimą. Ir pilkumoj dienos, ir smaigulį vaklų. Kas pasakys, kiek dar liko gyvenimo kelio man. Sielos ramybę tau aš savyje nešu. Išdalinau savo liūdesį, džiaugsmą ir nerimą. Ir pilkumoj dienos, ir smaigulį naktų. Kas pasakys, kiek dar liko gyvenimo kelio man. Sielos ramybė, tai tu. Ačiū. Ačiū. Jokių klaidų mes čia nepastebėjom, aš pastebėjau vieną neatitikimą, Ovidijus Vyšniauskas visada dainuoja užsimerkęs. Visada. Aš pagalvojau, kad reikia kartais atsimerkti. Aš tą patį irgi pastebėjau. Užskaitau šitą atsakymą. Taip, gerai, būkite atsimerkęs, reikia mėgautis akimirkomis. Šiandieną buvo jūsų akimirka, visi plojo, o aš dar šiandien negirdėjau, kad kažkas tai taip daug dainuotų kartu su jumis, taip Tai garsiai reikėjo tekstą ir pasakinėti plotų. dėl to. Manau, kad reikėjo padėti. Ar ne? Ar jums patiko pačiam? Iš dalies patiko, bet vat, štai pamiršau tekstą. Čia tai nebėda. Čia visiškai nieko nelėmė šitą akimirką, jos nėra, nebuvo ir ne apie tai kalbėsim. Asta. Mano sprendime ir vėl lems akimirka ta, ar jūs galite pabūti kažkuo kitu. Ta prasme, jūs dainuojate kažką tokio kardinaliai, porą eilučių. Ar jūs turite štai tokį ramų, gan statišką įvaizdį visada, kaip ir Ovidijus? Ar čia tik šiam numeriu esate toksai? Nu, kol kas gal tik tai šiam numeriu, nežinau, nu, gal pagrindė turbūt su tokiu gal prikimusiu balsu. Ar turėsit ką parodyti kitame etape, klausia Asta. Be abejo. Na ką, man regis, mes galim nuspręsti ir balsuoti, ką pasakys komisija. Taip ar ne? Nu,
Žinot, aš tai norėčiau priminti, kad tai yra antrininkų konkursas ir šiame etape aš mačiau Ovidijų Vyšniauską. Jeigu Rūta būtų nepriminus, ko čia susirinkom, gal būčiau ir kitaip nubalsavus. 2 taip. Egmontai. Klaidos iš tikrųjų tai nieko, klysti sveika kartais. Už drąsą, už pasitikėjimą ir tolesnius pasirodymus. Jūs keliaujate į kitą etapą. Bet vis tiek turim išklausyti, ne? O ką aš taip kaip visi balsuoju prieš. Ne, jūs šaunuolis. Turi turėti 4 taip. Aš nemanau, kad mano nuomonė dabar kažką tai keičia, bet jeigu žmonės myli, dainuoja, tai padėkim jiems dainuoti ir toliau. Dangirai, jūs turit 4 taip. Jaučiuosi puikiai, ačiū labai komisijai, ačiū savo, kad sugebėjau net pamiršti žodžius, ačiū labai savo. Stengsiuosi kitą kartą tikrai nepamiršti, įsikūnydamas į kažką kitą sekančiame etape. Labai dėkingas visiems. Ačiū labai.